Baimė. Baimė. Mumis visus aplanka baimė ir jinai gali būti bet kokia situacija, bet koks įvykis, čia bet kas gali būti, ne? Tai dabar tarkim, mane situacija kažkokia įvyks ir tu pasijutai, kad tu kažko bijai. Nu gerai, viskas, baimė egzistuoja. Ką reikia daryti? Jau aš pats jau natūraliai tai darau. Tu turi pripažinti, kad baimė yra gerai. Aš jaučiu, aš bijau kažko čia, kažkas ir ta baimė egzistuoja kažkodėl ir ana išauk šitą emociją. Aš tai pripažįstu, aš esu sąmoningas to dalyką, viskas gerai, aš tą suprantu. Bum, tais moment, ego nebevaldo tais. Antras dalykas, tada paimk ir paklausk paprasčiausią klausimą. Kuom aš turėčiau dabar tikėti, kad aš jausčiau šitą emociją ir aš jausčiau baimę būtent šitam dalykui? Ir tu klausk to klausimą, kuom aš turėčiau dabar tikėti, kad jausčiau šitą emociją? Kuom aš turėčiau dabar tikėti, kad aš jausčiau šitą emociją? Ir tu klausk savis, kol tu gausi atsakymą. Nes kai tu rasi, išanalizuok savį. Išanalizuok, nes baimė, ana duoda tau galimybę surasti ją ir pakeisti ją. Tai toks tikslas ir yra. Klausk savęs to klausimą. Ir tada rasi, kas tas yra būtent dalyks. Ir tada tiesiog tu gali pakeisti kažkom kitkom, kas priverčia tave jaustis gerai. Ir kai tu tai padarysi, tada tos baimės nebebus. Ir tada bus kita geresnė emocija, kad grinai pakeis visą energiją, kai tu vėl ta pati situacija atsiras, tu būsi sąmonings, tu baimės nebejausi, tu jausi kitą emociją. Ir ta kita emocija tau duos gerą energiją, kad pakeis tavo būseną kasdieninę. Ir kai tavo būsenė kasdieninė pasikeit, tu pritrauksi daugiau laimės savo gyvenime ir tavo gyvenimas bus tobuls. Tai prisimink, kuom aš turėčiau dabar tikėti, kad aš jausčiau šitą emociją.